Kaip atlikti mažos vertės pirkimą apklausos būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis? Prisijungus prie Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos, pirma, turime sukurti pirkimo aplinką. Tai atliekame meniu punkte Mano pirkimai. Spaudžiame Mano vykstantis pirkimai. Toliau spaudžiame Sukurti pirkimą. Atsidariusiame lange reikia pažymėti du dalykus. Pirma, įrašyti pirkimo pavadinimą ir antra, pasirinkti vykdomo pirkimo būdą. Taigi, pavyzdžiui, įrašome viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo programinės įrangos pirkimas. Toliau pasirenkame pirkimo vykdymo būdą. Šiuo atveju vykdome mažos vertės pirkimą apklausos būdu pagal pasiūlymus vertinant pagal mažiausią kainą. Pasirenkame šį šabloną bei atsidaro papildomas langas, kuriame turime pažymėti, iki kada reikia pateikti pasiūlymus. Pažymime planuojamą pasiūlymų pateikimo laiką. Taip pat, jeigu pirkimą vykdo pirkimų organizatorius, ne pirkimo komisija, šioje vietoje turi būti varnelė nuimama ir pasiūlymo dėžutė nenaudojama. Taip pat, kai vykdomas mažos vertės pirkimas, neprivaloma pasiūlymų pasirašyti elektroniniu parašu, todėl šioje vietoje pasirenkama nėra parašo. Bei spaudžiame Išsaugoti. Antra, sukūrus pirkimo aplinką, turime prisegti pirkimo dokumentus. Tai atliekame meniu punkte Pirkimo dokumentai bei spaudžiant Įkelti failus. Pasirenkame kompiuteryje išsaugotas pirkimo sąlygas bei spaudžiame Įkelti. Matome, kad išsisaugojo mūsų įkeltas dokumentas. Spaudžiame Atlikta. Trečia, turime išsirinkti tiekėją, kurį kviesime pateikti pasiūlymą. Tai atliekame meniu punkte Tiekėjai. Spaudžiame Ieškoti. Nurodome tiekėjo pavadinimą, pavyzdžiui, EcoCost ir spaudžiame Ieškoti. Suradus, paspaudžiame varnelę bei Pridėti. Išrinkus tiekėją, spaudžiame Atlikta. Ketvirta. Turime išsiųsti tiekėjų kvietimą pateikti pasiūlymą. Tai atliekame punkte Siųsti kvietimus bei spaudžiame Kviesti. Atsidariusiame lange pasirenkama, kam yra siunčiamas kvietimas, matome mūsų išsirinktą tiekėją bei spaudžiame mygtuką Pasirinkti. Pasirinkus, nieko daugiau įvedinėti nereikia, belieka paspausti mygtuką Kviesti. Išsiuntę kvietimą galime pasitikrinti, ar jis buvo išsiųstas tinkamai, taip pat ar jį perskaitė tiekėjas. Tai atliekame punkte Pasiūlymai, kuriame matome, kad tiekėjas yra pakviestas, kol kas jisai kvietimo neperžiūrėjo ir pasiūlymo nepateikė. Jei nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui kyla poreikis patikslinti pirkimo sąlygas, tai atliekama dviem žingsniais. Pirma, patikslintos pirkimo sąlygos yra prisegamos toje pačioje vietoje, kur yra prisegtos pirminės pirkimo sąlygos, tai yra punkte Pirkimo dokumentai. Ir antra, tiekėjui yra išsiunčiamas pranešimas apie pirkimo sąlygų pakeitimus. Tai yra atliekama meniu punkte Pranešimų siuntimas. Paspaudžiama Naujas pranešimas, nurodomas
pavadinimas. Toliau nurodoma, kam pranešimas yra siunčiamas. Spaudžiama pasirinkti. Prie pranešimo prisegamos patikslintos pirkimo sąlygos. Ir spaudžiama įkelti. Parengtas pranešimas išsiunčiamas, paspaudus mygtuką siųsti. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, galima peržiūrėti pasiūlymą. Tai yra atliekama punkte pasiūlymai, paspaudus nuorodą pasiūlymas. Atsidarius, matome pateiktą pasiūlymą. Jeigu teikėjo buvo prašoma pateikti pasiūlymą pridėtame elektroninėme dokumente, jisai nurodomas punkte prisegti dokumentai. Išnagrinėjus pasiūlymą ir nustačius, kad jis atitinka visas pirkimo sąlygas, teikėjui yra siunčiamas pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą bei kvietimas sudaryti pirkimo sutartį. Tai yra atliekama meniu punkte pranešimai, spaudžiama naujas pranešimas, nurodomas pranešimo pavadinimas, pavyzdžiui, pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą ir kvietimas pasirašyti sutartį, pasirenkama teikėjas, kuris pripažintas laimėjusiu. Pranešimas yra parašomas laukelyje žemiau arba prisegamas raštas apie pirkimo procedūros rezultatus. Ir spaudžiame siųsti.